Jo, Mauzeri, jo, viskas pabrango, viskas nutiko taip, kaip ir sakė protingi žmonės. Ozolas, skardžius ir šliūžas, kad ateis euras, viskas ir pabrangs. Nu, tai kad pinga. Oi, net statistikos departamentas pripažino, kad viskas brangsta. Brangsta modelinis vyrų kirpimas, brangsta helio kompozicinės bliombos, brangsta kopūstai, Nu, užsirašęs baltagūdžiai. nu, žinokit, naftos kainos krenta, tai viskas ir atpigs. O kita vertus, jūs Lenkijos rinkoje kaip ir nenaujokas, nu tai atsivešite ir šmalco, ir kašankos, ir šitų špakuchų. Tas tai taip, bet kodėl? Kodėl mes nesusitvarkom su kainam savo šaly? Kodėl? 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 Kodėl nesugebam? Kai yra šalia puikiausių pavyzdžių. Kur tie pavyzdžiai? Tai kaip tai kur? Šalia visai vat už sienos Baltarusijoje. Žinot, kad Baltarusijoje uždaryti 7 senukų centrai. Uždarytis Minske, Molodečne, Grodne, Lidoj ir netgi Žlobinė. Dėl ko? Dėl kainų, dėl kogi dar? Rimtoj šaly su kainom nepajokausi. Buvo reiškiasi taip, kad žmonės nedaleido save durninami būti, kad būtų. Nu ir kaip ten buvo? O buvo taip. Prabunda reiškiasi vieną rytą Lukašenkos žmona ir atsikėlusi lovoj, iš lovos išlipa. Čia aš kalbu apie tą žmoną, kuri pagimdė jam sūnų generolą, o ne tą mažą bliutką kolę. Ir įsispyrusi į violetinius kroksus išeina laukan pamelžt karvių kolchozo. Eina, žiūri, kad kibiras prarudijęs. Ką daryt? Sėda į GAZ 69 ir mina į Molodečną, į prekybcentrį Starički, ateina tenais, o ten viedras dvigubai brangiau. Supyko Lukašenkos žmona su kroksais. Jama telefoną ir skambina Lukašenka ir sako, знаешь ли ты, урод, усатая сволочь, и ты, жлоб ты недобитый, знаешь ли ты, что в Старичках ведро в 2 раза дороже? Dar prideda keletą rusiškų, totoriškų epitetų, kurių dėl vietos ir laikos tokos aš neminėsiu. Ir tada... Nu ir kas tada? Ir tada Lukašenka uždarė visas senukų krautuvės ir liepė šitam Rakauskui atstatyti kainas tokias, kokios jos buvo prieš tai. Tai va, reiškia, galima su kainam susitvarkyti. Reiškia, galima sutvarkyti ir modelinių vyrų kirpimo į kaštus, ir baltagūžius kopūstus atgal kainomis grąžinti. Pas mus niekas nesiskundžia, prezidentai skundžiasi Kakadu, TV pagalbai ir Janutieniai. Jo, vat nemokam gyventi kai žmonės. Net Adamkus skundžiasi ne prezidentai, o Janutieniai dėl prezidentės.